Sveiki visi, su jumis Vaida, coachingo specialistė ir mano kolegės Laura ir Ernestas. Sveikos merginos. Labas. Na, o šiandien mes pakalbėsime apie nepatogią tiesą. Apie tas situacijas, kai atrodo tiesa lyg ir nieko nežeistų, bet ją labai sunku pasakyti. Tai merginos, kaip pačios galvojate, kodėl kartais yra sunku sakyti tą tiesą? Na, aš manau, kad tiesą kartais būna sunku sakyti dėl to, kad galbūt jinai ir sukelia tokią tam tikrą gėdą. Kartais mums sunku prisipažinti kažką tai ir galbūt tas gali pakenkti, mūsų kažkokiam įvaizdžiui, kurį mes norime palaikyti arba norime sukurti, arba tiesiog kažkoks ir savęs toks nepriėmimas, nepripažinimas. Ir tada sunku išbūti tiesoje ir su kitu asmeniu. Aš gal dažnai pridėčiau prie to, kad tu, Laura, išvardinai, kad tiesos sakymas tam tikrose situacijose nurodo mano to sakančioje ar netiesą pažeidžiamumą. Ir aš noriu įsijungti toks savigynos, savisaugos instinktas, nesinoriu pasirodyti silpnas ir neįvardinu tiesos. Kitas dalykas, kad dar galvoju, kad tai labai stipriai siejasi su santykiai su kitais žmonėms, norėdamas išsaugoti santykį, apsaugoti kitą žmogų, jo jausmus, jo galbūt įsitikinimus, paaukoju savo tiesą vardan gerų santykių. Aišku, čia vėlgi galima diskutuoti, ar ne, kiek ilgai tokiu atveju mes išlaikysim gerus santykius, nes galvoju, kad vis tiek tos situacijos, ta tiesa, kurią norisi pasakyti, jinai kaupiasi ir kažkuriuo metu, aš esu tikra, kad vis tiek prasiveržia labai stipriai ir labai neigiamai, bet tas toks pirminis visgi būtų santykių saugojimas. Ir trečia pridėčiau, kad kai pasakai tiesą, reikės veiksmo. Ir mano manimu, kad tas veiksmas, jis reikalauja energijos, jis tikėtina bus kažkuria prasme nepatogus ir su tuo kažką reikės daryti. Ir vėlgi pasirenkam būti toj komforto zonai, galbūt nelabai sąmoningai tą suvokdami, bet taip veikia mūsų smegenys, mums patogu ir norisi tam patogume būti kuo įmanoma ilgiau. Ir susilaikom nuo tos tiesos pasakymų. O Ernesta, kokiu atveju reiktų veiksmo po tiesos pasakymų? Aš negalvoju, kad visada reikės veiksmo po tiesos pasakymų. Dabar bandau net iš kito kampo pagalvoti, kada nereikės veiksmo po tiesos pasakymo. Nes mes, jeigu kalbam apie tas situacijas, kai noriu pasakyti, bet nepatogu pasakyti tiesą dėl vienų ar kitų priežasčių, tai kodėl tas nepatogumas yra, apie ką tai. Ir dabar galvojant, kokį čia pavyzdį mes galėtume paimti. Paimkim, pavyzdžiui, profesinį, ar ne, pavyzdį, jeigu turi pasakyti kolegai, vadovui grįžtamą į ryšį. Tai jis vesi veiksmą. Reikės susitarti, o kas bus kitaip, o iš ko suprasim, kad jau yra kitaip, kažko reikės, ar ne, mes nesakom tiesos, tiksliau nesusilaikom nuo tiesos sakymo vardan nieko, kažkas po tuo slepiasi. Na, jeigu parėjai namo ir pamiršai parnešti pieno iš parduotuvės, o vyras jau ten pusiau pagaminęs viską ir tada tiesiog pasakai, kad jo nebuvo. Tai žinai, jeigu tu pasakai, kad nebuvo, tai jau nusėmė atsakomybę ir lyg nebereikia nieko daryti, nes nėra pieno. Bet jeigu tu pasakytum tiesą, kad aš pamiršau nupirkti tą pieną, čia reikėtų veiksmo susitarti, ar aš eisiu atgal į parduotuvę, man jau nepatogu, nes aš parėjęs namo, ar mes keičiam vakarienės planą, kas gali ar ne sukelti tam tikrą nusivylimą kitam žmogui ir tada reikės spręsti santykių klausimą, kad aš visgi vertinu tave, vis tiek ta situacija reikalaus iš manęs papildomo veiksmo. Tai nebus taip, kad pamiršau, that's it, ir užsidarytas klausimas. Jo, man čia dar šitas pavyzdys priminė iš tikrųjų dar vieną priežastį, kodėl sunku yra pasakyti kartais tą tiesą. Iš tikrųjų dėl kito asmens, kuriam reikia pasakyti reakcijos baimės, ar ne? Kartais tas pats vyras gali labai ramiai sureaguoti, gali ir nelabai ramiai. Apsaugoti savo ramybę, ar ne? Taip, arba kad ir tas pats ir nes ta pavyzdys apie profesinį, kad ten kažką turi pasakyti, tarkim, tą patį grįžtamą į ryšį, tai vienas kolega, tarkim, konstruktyvę kritiką priims labai adekvačiai, kitas, nežinai, gali ir apšaukti. Tai kaip galvojat, merginos,
Ką reikia daryti, kad išlikti atviram? Kaip palengvinti tą buvimą atviru? Aš tai, žinai, galvoju, čia visada apie tą buvimą atvirų reikia įsivertinti investiciją ir atsiperkamumą. Žinai, kiek man kainuos pasakyti tą tiesą ir kokį rezultatą aš iš to gausiu. Nes ar visada turiu būti 100% atvira ir sakyti viską, aš vis dėlto būčiau toj pusėje, kad nebūtinai sakyti vardant sakymo, nes aš dabar esu atvira, neverta. Nes kartais tikrai gali būti tos situacijos, kur nei kažkas pasikeis nuo to, nei į gerą, nei į blogą, realaus pokyčio nebus, bet kažkoks vaibas bus netoks. Tai įsivertinti šitus dalykus. Ir dar galvoju, kad jeigu mes kalbam apie drąsą ir kaip išdrįsti būti atviram, verta galbūt savęs paklausti, o kas bus, jeigu aš nepasakysiu tiesos. Žinot, kaip tam pasakyme, kai sako apie darbuotoją, kai reikia apmokyti, ar ne, ir skaičiuoja vėlgi tas pačias investicijas, sako, kas bus, jei mes apmokysim ir jis išeis. Ir kitas klausimas yra, kas bus, jei mes neapmokysim ir jis pasiliks. Tai man atrodo, su ta drąsa pasakyti tiesą galima lygiai taip pat pasitikrinti, kas bus, jeigu aš nepasakysiu tiesos. Kas bus man, jeigu kalbam apie kažkokius asmeninius santykius. Kas bus mano darbo rezultatas, jei aš nepasakysiu tiesos ar ne darbinėje aplinkoje. Bet kurioje situacijoje tą galima pritaikyti, kas bus jai ar ne blogiausias. Ir iš to blogiausio varianto atsispiriant atsiranda drąsa. Iš kitos pusės dar galvoju, kaip išdrįsti, pasakyti. Labai svarbu, kad mes išdrįstume turėti teisingą arba tam tikrą santykį su žmogum. Nes jeigu yra kažkoks santykis, tai galima ten net ir įvardinti, žinai, man truputėlį nedrąsu pasakyti tiesą, bet jaučiu, kad turiu įvardinti kažkokį tai dalyką, ar ne? Ir nuo to atsispiriant, sakyti, nes tu jau pamatysi kitą žmogaus reakciją. Dar galvoju, kas padeda įgyti tos drąsos, susikeisti batais, tai yra pabūti to žmogaus, kuriam turiu pasakyti tiesą situaciją ir perklausti savęs, ar aš norėčiau išgirsti. Kaip aš reaguočiau išgirdęs tą tiesą, ne? Pabandyti įsivaizduoti ilgalaikę perspektyvą, kas bus po pusės metų, po metų, vienu ir kitu atveju, ir tai padeda suvokti, kiek tai yra svarbu ir imtis veiksmo. Čia gal net galvoju dabar, tas tiesos pasakymas yra lygiai tas pats, kaip mes siekiam kažkokių tikslų ir imamės veiksmo, reikia pirmą drąsos kažką naujo išbandyti, pavyzdžiui, ypatingai. Tai galioja tie patys principai ir su tiesos sakymu. Aš dar pratęsiu tavo mintį, tai dar vienas dalykas, jeigu jau tikrai jaučiame, kad chroniškai dažnai nesakome tos tiesos, tai galbūt pradėti nuo paprastų dalykų, kad nežengtume iš karto su ten kažkokia tai, nežinau, gyvenimą keičiančia tiesa, bet pradėkime nuo tos smulkmenos kaip apie pamirštą pieną ir irgi sukurti tą saugią aplinką, pasakant, imtis tų mažų žingsnių ir iš tikrųjų prisiminti, kad tiesos sakymas, kaip ir visų kitų dalykų ugdymas, tai yra įpročio kūrimas ir to paties, sakykime, raumens stiprinimas. Kiekvieną kartą tas darosi lengviau ir paprasčiau. Aš dar galvoju, Laura, kad tu paminėjai tą chronišką tiesos, susilaikymą nuo tiesos sakymo, dar galbūt, jeigu pastebėm jau, kad dažnai taip elgiuosi skirtingose situacijose, taip elgiuosi šiek tiek stabtelti, ir pasileisti į gilesnę pažintį su savim, atsakant į klausimus, kodėl taip yra, ne, koks čia mechanizmas mano kalba, kodėl man nežinau, svarbiau galbūt kiti negu aš, arba kaip aš jaučiuosi tose situacijose ir tą galima prasispręsti įvairiais būdais, bet aš galvoju, pats paprasčiausias tikriausiai būtų tiesiog pafiksuoti dienoraštyje, kokiose situacijose aš susilaikiau, kaip aš tada jaučiausi, ar ne, kokia buvo pasimė ir paskui kokią statistinių duomenų analizę pasinalizuoti, tam, kad pamatyti tiesiog tendenciją ir nuo to atsispiriant jau dėliotis, o kaip noriu, kad būtų kitaip. Gal man absoliučiai gerai būti tam nepatogume, kuris šiandien yra, tai pabūk dar, kol tu nedrįsti, kol pasidarys pakankamai nepatogu. Ir Laura, pradėjai kalbėti apie jausmus, Ernesta prisijungiai su kylančiais klausimais. O kaip jūs galvojat, kodėl būna taip, kad
vienos tiesos, kaip ir nekelia tų klausimų, kaip ir nesakai tiesos, bet, ir neskauda, ar tu nejauti, ar ne, ir eini per tą dieną, per gyvenimą. O kitos tiesos, jos yra tokios nepatogios, kai reikia pasakyti. Kaip jūs galvojat, kodėl taip yra, kad kažkurias tiesas sakome be jokių klausimų savo ar nepatogumo, o kitas tiesiog jos man yra labai sunkios? Na, aš galvoju, su tom tiesom tai yra susiję, kiek mum patiem galbūt viduje yra lengva ar sunku būti su ta tiesa. Nes galbūt jeigu aš prisipažinsiu, kad ten užmiršau tą patį pieną, tai gal aš nepasakysiu vyrui, nes aš tiesiog nenoriu pasirodyti ten kažkokia kvaila ar išsiblaškius, neatsakinga ir man dėl to bus didžiulė baisi gėda prisipažinti, kad aš, užmiršau tą pieną paprasčiausiai. Ir dėl šitų priežasčių kartais būna tikrai labai sunku pasakyti tą tiesą ir jinai mum tampa labai baisi, o kitam, kiekvienas turi kitą reakciją į tą tiesą. Aš tai galvoju apie tą reakciją ir kodėl vieną sunku pasakyti, o kitą labai lengva. Gal tai priklauso nuo svarbos pačios tiesos, kiek man tai yra svarbu. Pati tiesa gali būti svarbi arba žmogus, kuriam turiu tą tiesą pasakyti. Tai šitas dalykas ir dar galvoju, kad asmeninės vertybės įsijungia. Nes jeigu kažkas netitinka vertybių, bus labai sunku nepasakyti. Kad ir kaip bijosi ar, nežinau, ten dėliosi įvairius scenarius, tu negalėsi nutylėti tos tiesos, todėl kad jinai prasprūs, vis tiek tau yra be proto svarbu patenkinti tą vertybę, atstovėti ją, ypatingai jeigu esi sąžiningas su savim, tai bus neįmanoma nutylėti, gal tik tai laikotarpis gali keistis. O jeigu su tavo vertybėm tai niekaip nesusiję, tai gal, gali ir susilaikyti, gali ir pasakyti, dar jeigu ir vertybiškai nesvarbu, ir tas, su kuriuo tą klausimą turi prasispręsti, yra nesvarbus, tai gali būti visaip, ar ne, tokia ranka numojam, tarsi ir nainam nuo tos situacijos. Kitų visgi atveju jau tampa sudėtinga, ypatingai jeigu dalykas yra vertybiškai svarbus ir žmogus yra svarbus. Aš kažkaip tai pagalvoju ir labai pasimato, ar ne, jeigu yra keli žmonės viename rate, tai vienas sureaguos labai jautriai į kažką, tai kitas visiškai numos ranka. Jam bus visiškai tas nesvarbu. Šitas, kuris tą tiesą išgirsta, ar ne, tu turi mintim? Taip. Nes tas žmogus, jis turi savo filtrą ir tas filtras jo vertybės atspindi, ar ne? Vienas gali labai kauptis tam, kad pasakytų ir matyti tą žmogų vienaip savo kely. Kitas vėlgi tą pačią žinutę ir tą sakantį gali visai kitaip vertinti ir čia toks ir įvyksta susiderinimas. Ir grįžtant prie to paties veiksmo, kai tu susiderini, pavyzdžiui, pamatai, kad žmogus numoja ranką, tau reikės kažką tai keisti, reikės veiksmo, ne, kai būna santykiai, įvardinam tiesą ir žiūrėk, draugystė baigėsi. Žinai, man yra tekę būti taip, kad taip sunku buvo pasakyti draugiams apie gyvenime mano naują įvykį ir aš galvojau, kad vienai nepatiks ar ne, tiesiog bus neigiamų emocijų, kita apsidžiaugs ar ten palaikys ar ne, o buvo atvirkščiai. Ir čia toksai gavosi, žinai, atrodo, gerai žmonės pažįsti, bet vis tiek gaunasi kitaip, ar ne? Ir man aišku neramino, kaip pasakyti, kad galbūt santykių nepažeisti, neįžeisti ir visą kitą. Ir gavot, kaip galvoju, ir skirtingai, kaip sureaguoja žmonės. Tai irgi matyti, taip priklausė nuo jų ryšio su manim, arba nuo to, ką jos galvoja apie būtent tą įvykį, kiek jom jisai yra svarbu iš tos perspektyvos. Kalbėjom irgi apie ribas. Tai kaip galvojat, ar egzistuoja tų tiesų ribos? Aš manau, kad egzistuoja ir iš kelių kampų. Gal aš įvardinsiu tokį vieną kampą pradžiai. Žinoma, būna tokių situacijų, kai žmonės elgiasi labai tiesmukai, net netiesmukai, galbūt, sakykime, grubiai ir sako, aš visada sakau tiesą. Ir lyg po to labai gražia intencija tiesos sakymo mes pridengiam visiškai kitus siekius. Ir jis išvirsta į tokį lipimą per kitų galvas, nebe empatiją, tokius visus negatyvius dalykus. Tai aš galvoju, čia ir yra tos tiesos ribos, kur neprisidengti tiesos arba iš kitos pusės žiūrint tai, ką tu girdi, jeigu tu esi tas, kuris išgirsta tą informaciją, nepriimti to būtinai kaip tiesos. Nes vieno žmogaus tiesa iš kitos perspektyvos yra tik tai nuomonė.
Tai va aš nuo šito gal pradėčiau įvardinimo, jūs papildykit mane pakeliui. Tas toksai žmonių tipas, ar ne, kur sakyti tiesą dėl to, kad aš toks esu, kad aš visą laiką sakau tiesą. Jo. Nesvarbu, ar jinai reikalinga tą momentą ar ne. Tiesiog tas tiesos sakymas gaunasi kaip čiut ne fakto konstatavimas, kuris yra visiškai nesvarbus. Arba jis, žinai, tas faktas yra konstatuojamas, žinai, tokiose situacijose, pasakysiu tiesą darbe per susirinkimą. Kad tą tiesą jau visi girdėtų, bet ar ją tikrai visi turi girdėti, ar ten laikas ir vieta, ir tada prisidengi, kai galbūt jos iš vis nereikia sakyti A, B, galbūt tai turėtų vykti visai kitam kontekste, pavyzdžiui. Aš iššoksiu su visai kitos sferos pavyzdžių, bet irgi apie tą sakymą tiesos be filtro, kaip įvardint. Tai kartais maži vaikai turi tą tokį tiesos sakymą, kuris yra visiškai neadekvatus, bet pavyzdžiui, jie gali pasižiūrėti į žmogų ir sakyti, bet tu storas, taip, tas greičiausiai bus tiesa, arba ten, nežinau, negražiai atrodai, ar dar kažkas tai. Ir, taip, tas yra tiesa. Vaikams tas yra kaip ir atleistina, bet turbūt yra tekę ne vienam tėčiui ir mamai nurausti po tokios tiesos. Ir žinai, labai geras tavo pavyzdys, nes tas jausmas, kai vaikai pasako tiesą, tą tokią stačiokišką tiesą, tai tas jausmas, kai mes kaip tėvai pasijaučiam, man atrodo, kad jis labai gerai atspindi, kaip kitose situacijose kiti žmonės jaučiasi. Ir aš dabar galvoju, pavyzdys iš realaus gyvenimo, vakar nutikusi situacija, aš pasiėmiau dukrytį iš darželio ir mes užsukom į parduotuvę nusipirkti produktų vakarieniai. Ir prieš mūsų eilėje stovi kitos tautybės žmogus ir pardavėjas su juo kalbasi rusiškai. Ir mano dukrai tai toks šokas kažkodėl nutiko ir jinai pradėjo garsiai komentuoti, kodėl šnekasi rusų kalba. O kodėl su mumis lietuvių kalba, o kodėl pardavėja moka 2 kalbas, o kodėl tas vyras moka tik 1 kalbą, o kodėl mes nemokam manos. Ir aš pasijutau puolama toje situacijoje, kur jau net yra atsakymų, nežinau, bet jaučiuosi lyg turėčiau paaiškinti. Ir jinai viskas, ką darė, tai tik vardino elementarią situaciją, kuri yra matoma. Bet man buvo baisiai nepatogu ir va čia tos kitos situacijos ar net suaugusių gyvenime, man atrodo, labai verta pasisverti ir vaikų pavyzdį, kaip jaučiamės ir kaip kitas žmogus gali pasijausti užspeistas į kampą ir gynybinė reakcija prasidėti ar ne. Ir vardant to, kad tu tiesą pasakytum, gali per šitą pavyzdį muilintis nuo situacijos. Aš jau nebenorėjau veltis su jie į diskusiją toj parduotuviai prie kasos, aš sakau, taip vyksta dalykai, ne, tiesiog taip yra, čia normalu, paskui tau papasakosiu, ką mes užkuriam toliau, kitas žmogus gali mums neatsakyti tiesą į tiesą, čia dar toks kampas. Ir dar man toksai tada natūraliai klausimas kyla, tai kaip mes paskui ir mokinam tuos vaikus ir kaip mes patys išmokstam, ar ne, ar mes kažkada buvom išmokyti, kad yra kažkoks tas filtras, kada ta tiesa yra reikalinga ar nereikalinga, kur yra ta riba tarp mandagumo ir stačiokiškumo ir ar tikrai visada reikia pabrėžti faktą, kuris yra akivaizdus. Ypatingai profesinėje veikloje, nes tu netgi nežinai, kas yra tiesa, ne? Tu gali labai daug ko nematyti. Ką žino kitas departamentas ar tavo vadovas, nebūtinai, kad jie tą dalinasi su savim arba turi teisę dalinti su tavim. Ir dar tas kampas, kad tiesa nebūtinai tiesa. Aš turėjau tokią, gal jautresnę patirtį keletą metų atgal. Tas įvardinimas, ką matai, ar ne, turėjau pakankamai didelį svorį ir atsimenu situaciją, pas mus namie pažįstami baldininkai stato spintą, atsisuka į mane ir sako, tai sveikinu. Mane dabar sveikini su spinta, ar kaip, ir tikslinuosi su, kuo tu sveikini, ir sako, taigi tu žinai, akį mirkteli, žinai, ir aš tada suprantu, kad sveikina su nėštumu, nors aš iš tiesų esu tiesiog dėl tam tikrų priežasčių priaugusi svorio. Ir jis jaučiasi, tas žmogus atskleidęs tokią tiesą, tokį pavyzdį išsiaiškinęs, ir aš jam sakau, žiūrėk, aš tai nesilaukiu. Ir sako, matau, ginu, žinai. Ir kai aš jam sakau, žiūrėk, bet tiesa yra tokia, kad aš tiesiog esu stambus žmogus ir šiuo metu aš nesilaukiu.
ir tą tiesą pargražinus jam kaip faktą buvo baisiai nemalonu. Aš jau nekalbu, kad aš pati tuo metu jaučiausi nemaloniai, bet ir jis buvo nemaloniai. Ir va čia apie tą įvardinimą ir ar tai, ką aš matau arba tariamai žinau, yra tikrai tiesa, gal tam tikrose situacijose verta susitikslinti, kad nepradėtume sveikinti žmonių ten, kur neturim sveikinti ir ten, žinai, teisti, kaltinti ir panašiai. Tai dar va toks pavyzdys. Jis sugrįžo čia prie tiesos sakymų. Tai čia toks, žinai, kaip klausaus, atrodo toks natūraliai išėjęs, ar ne? Bet kiek būna situacijų, kad sakydami tą tiesą mes tiesiog rizikuojame būti grubus. Taip. Ir va toj situacijai, žinai, ar nepasižydė mūsų santykis, ta draugystė, aš manau, kad taip, aš suprantu, kad žmogus nežinojo, bet ar aš kitą kartą leidžiuosi į tokį malonų pokalbį, ar ne, kažkokį atviresnį, jau nebesinori, tiesiog paprasčiausiai nebesinori, nors aš suprantu, kad nieko blogo nėra, bet, užsifiksuoja pasąmonį ir tada sakai, žiūrėk, palaikom tą atstumėlį, nes tu kažkaip lyg ir, pažeidė mane, įžeidė, ne, čia apie tą pažeidžiamumą ir man pasakyti tiesą, kad aš tiesiog stambus žmogus, aš nesilaukiu, buvo sudėtinga, nes, aš turėjau tą įvardinti. O galėjau, žinai, kitoje vietoje nuleisti juokais, nes mes dar kartais tą tiesą, taip žinot, apveliam tokiais juokeliais, mažybiniais žodeliais, kad tik tai jinai ten kažkaip švelniau būtų. Tai... Bet aš galvoju, kad kartais, sakant tiesą, kaip iš tavo pavyzdžio įmant, ar ne, koks iš tikrųjų yra didelis ego to žmogaus, kuris taip sako, ar ne, nes jisai galvoja, kad jisai žino tavo mintis, tavo kažkokį tai, nežinau, asmeninio gyvenimo kažkokią tai detalę ir iš tikrųjų, tikrai, koks didelis yra kažkieno ego, kad tu galvoji, kad skaitai ir žinai kitą žmogų, taip tiesiog. Ir čia, žinai, labai lengva pasimauti, kai tas žmogus padaro ne pirmą, ne antrą kartą tau ir tu ateini jau į trečią kartą jau tokiu kaip ir su puolimu, nes tu galvoji, kad ir vėl ten padarė ar nepadarė tyčia ir tada atrandi, kad ten detalės buvo visiškai kitokios, aplinkybės buvo visiškai kitokios. Aš dar grįžtant, Laura, prie tavo ego tikrai labai toks, man dabar čia buvo stop momentėlis ir negalvoju apie tą ego. Ir aš pagalvoju, kad ir pati esu buvusi tose situacijose, kur, aš jau žinau, kodėl čia kažkas daro, dabar aš pasakysiu, kad tu tai taip nebedaryk. Bet ką aš išmokau coachingo mokykloje, kai mes mokėmės, tokią auksinę frazę, kurią aš vis dar savo karts nuo karto turiu priminti, kad mes apie kitą žmogų žinom tik tiek, kiek tas žmogus mums pasakė. Ir tai, ką pasakė, dar nebūtinai irgi yra 100% tiesa, šitą temą, ar ne? Ir aš vis savo primenu, kad daugiau aš nežinau, nes jei manau, kad žinau, tai yra mano interpretacija absoliučiai apie mano patirtis ir geriau susitikslinti, pakol mes suprasim vienas kitą 100%, negu daryti savo prielaidas. Aš esu turėjus pokalbį, kur man žmogus sako, tai, ką jis galvoja, man nedaina. Nedaina ir tikrai buvo sudėtingas pokalbis tam, kad suprasti, kur yra ta mūsų tiesa tame pokalbėje. Vis perklausiant, padėk man suprasti, nes aš nesuprantu, ką dabar tu man sakai. Ir vien tas padėk man suprasti, ar ne, kartais gerai suveikia, jis gali užknisti, bet jeigu jaučia, manau, kad nesusišnekam, ta tiesa vis dar lieka labiau interpretacijų lygyje negu faktų, verta būna atsitraukti savarankiškai ar ne 2 pusėm permastyti ir vėl sugrįžti. Tai pasižiūrim, tai ką mes čia bandom susitarti, kokia ta tiesa yra. Nes jeigu tu ateini labai tokių pilnas įsitikinimų savo kažkokių, ypatingai jeigu mes tiesos pasakymą kaupiam ilgą laiką, sunku girdėti kitą, nes jaučiam pirmą poreikį savo pasakyti, ar ne, ką aš prikaupiau, ką norėjau, ką galvojau, ką maniau ir kito negirdžiu, net jeigu jis man ir sako. Ir tikrai labai vertinga yra išklausyti pirmiausia, žinai, kaip sako, kalbėti paskutiniam. Bet ne visada gali išklausyti, ar ne? Įsivaizduok, kai tau galvoj ten konkuliuoja tos mintys, tie dialogai, kuriuos tu turėjai, kur ten repetavai, kaip pasisakysi. Negali girdėti, būna tokių momentų, ar ne? Ypatingai konfliktinėse situacijose. Negali girdėti. Kartais darbe, pavyzdžiui, tu net kliento negali girdėti, jeigu dirbi aptarnavimo srityje. Nors klientas galbūt yra teisus, bet negali, nes kažkas asmeniškai sukirbino. Ir čia reikia būti labai sąmoningam, kad ta nepatogi tiesa, jinai iš tikrųjų tarnautų, o ne dar labiau tau sutrukdytų.
Ir dar dabar pagalvojau tokia, kito vardinai Vaida, atėjo toks kitas dalykas, kad kartais atrodo arba būna situacijų, kad kas garsiau šaukia, to tiesa tiesesnė. Ir man čia kažkaip atėjo prisiminimas iš labai senų laikų, iš aptarnavimo srities, dirbant su klientais, ar ne, bet kai klientas, tiek pyko ir taip garsiai tą pyktį reiškia, kad darbuotojas negalėjo prisibelsti iki kliento niekaip, ar ne, kad bent būtų išklausytas. Ir ką padarė, pradėjo šnabždėti klientui. Ir tada įsijungia tas toks stop momentas, kad man reikia išgirsti, nes nebeturiu į ką atriekti savo tiesos, ar ne. Ir tame momente klientas sustojo, kol bandė išgirsti, ką sako darbuotojas, šiek tiek nurimo emocijas ir tada buvo galima sugrįžti į normalų pokalbį, ieškant tos tiesos ir visai kitaip susitarti. Tai aš esu pritaikiusi šitą pavyzdį ir kitose srityse, ne, tikrai suveikia, nes kad garsiau rėkiam, tai dar nereiškia, kad esam teisesni. Ja, labai puikiai šita strategija veikia ir su suaugusiais, ir su vaikais. Man tai tas toksai iš karto, kad žmogus ateina su puolimu, tai vadinasi, jau jis tos tiesos neatneša. Nes jisai ateina jau iš karto norėdamas kažką įrodyti dar prieš tai, kol jį apkaltino. Čia toks geras, ar ne, kad ateinam įrodyti. Dabar galvoju, ar šiaip, jeigu mes jau kalbam apie tiesos kontekstą, ar ją reikia įrodinėti? Matai, kaip yra. Žmogus jisai galvoja, kad jisai yra teisus. Taip. Ir jisai ateina su tvirtu kaltinimu. Ir tai yra, apie tą žmogų. Tai yra, jisai taip mato, jisai taip galvoja, jisai nežino, kas atsitiko, kodėl galbūt, nežinau, dėl ko klientas buvo piktas, kodėl galbūt nebuvo padaryti dalykai, kodėl neįvyko tai, ko jisai tikėjosi, ką jisai galbūt nusipirko ar ne, už ką sumokėjo. Bet žinai, man koks klausimas, Vaida, kyla šitoje vietoje. Ar mes ateinam įrodyti tiesos ar svarbos? Kada reikia kažką įrodyti, kai nesijaučiu svarbus arba kai jaučiuosi labai mažas? Man tai labai yra susiję, nes aš turiu tikrai ne vieną pažįstamą, kuris sako, nekenčiu melo, man labai, aš sako, man bet ką gali daryti, bet sako, kai man meluoja, sako, akivaizdžiai, man sako, viskas sukyla, aš negaliu savęs suvaldyti. Ir čia vėlgi, pagrįžtam prie tų pačių žmonių vertybių. Arba vėlgi, kodėl tas yra nepakantumas melui, ar nepakantumas melui yra dėl tiesos vertybės, ar nepakantumas melui atsiranda iš to, kad aš užsidedu perspektyvą, kad tu galvoji, kad aš esu kvailas. Ir aš nenoriu būti kvailas, mane trigerina ta mintis, kad kažkas apie mane galvoja, kad aš esu kvailas ir čia mane gali dabar kvailinti. Ir tas yra, čia irgi tas yra priežastinis dalykas, kuri čia ta vieta, dėl ko tas melas toks yra nepakenčia. Bet ar nėra taip, kad melo mes visi nemėgstam? Paklauskit, bet kokio žmogaus, tu norėtum, kad tau meluotų, kuris pasakytų, kad taip? Taip, iš tiesų taip yra. Bet yra, aš tą pasakysiu irgi vieną pavyzdį. Turiu vieną pažįstamą, kuriai maži dalykai atrodo melas, man jie atrodo, man jie nereikšmingi. Sakykime, sugrįžo kolega iš po pietų pertraukos ir jisai sako, stovėjau kamštyje ir niekaip neišėjo grįžti laiku. Ir man viskas su to yra gerai, net jeigu aš jaučiu, kad ten, tuo metu galbūt ir nebuvo to kamščio, ne? Bet kolegė, jinai yra pikta, raudonuoja, sako, jisai visą laiką taip, jisai visą laiką meluoja, ten jokio kamščio nebuvo, ar ne? Aš tam kamštyje nestovėjau, aš jo mašinoje nesėdėjau, jinai jo mašinoje nesėdėjo. Ar tai buvo melas ar ne, ar tai yra man svarbu, ne. Bet jei jinai nusprendė, kad tai yra melas, netgi būna tokių atveju, kai žmonės eina įrodinėti to tokio mažo melo, žinot, kaip sako, spręskite didelės problemas, nespręskite mažų. Tai čia irgi vėl kur išeina visa mūsų energija. Ar ta tiesa yra mums pati svarbi ar ne? Bet žinai, aš galvoju, įsivardinus tai, kad melo mes visi nemėgstam, ar ne? Bet tuo pačiu, visi, aš esu 100% tikra, kad visi iki vieno karts nuo kartelio pameluojam, ypatingai tų mažų meliukų. Ar ne? Ir tada, kai kalbam apie situacijas, kai einam įrodinėti tiesos tokiuose minimaliuose situacijose,
kažkas po to slepiasi giliau. Čia tas pats, kas, kai darom daug smulkių darbelių, vardant to, kad darytume vieną didelį rimtą darbą, nubėgam nuo to didelio, apsikasam nereikšmingom nesąmonėm, būnam užsiėmę, bet iš tikrųjų reikalų neišsprendžiam. Tai čia galbūt irgi, žinai, yra tas toks, aišku, kiekvienas atvejis daugiau į unikalumą yra linkęs, bet dažnu atveju tikėtina, kad mes, kad nereiktų spręsti to, kas yra sudėtingiau, svarbiau, turi didesnį galbūt pokytį gyvenime, tai einam čia paįrodinėti, kad ir šitas biškį pamelavo, ir tas pamelavo, ir anas pamelavo. Aš dar pratęsiu mintį. Faktas yra toksai, kad mes kaip žmonės negalime mąstyti kitaip, negu kaip mes mąstome. Tai jeigu aš visada galvoju, kad tu ir visi kiti aplinkui meluoja, tai reiškia, mano mąstymo modelis yra per melavimą, nes aš taip darau ir aš manau, kad visi taip daro. Nes jeigu aš to nedarau, tai aš net nesugalvočiau, kad taip galima daryti. Ir tą veidrodžio tokį efektą labai galima daug turbūt pasidaryti išvadų apie žmonės, kurie eina ir labai mėgsta pirštu badyti. Jo, šitas kampas geras, ar ne, kad aš įtarinėjau kitus, paėmus Vaidos pavyzdį, aš net nesusimastyčiau, kad kažkas gali meluoti apie kamštį, kamštis tai kamštis, ne? Bet jeigu aš pats, jo, geras tas veidrodžio kampas, tikrai labai. Ir tai priėjom nuo tiesos iki melo, ar ne? Tai kodėl nesakom to tiesos ir kodėl kartais geriau pameluojam. Merginos, norėčiau dar apsukti ratą ir paklausti, kokį vieną patarimą galėtumėte duoti mūsų klausytojams, kuriems tikrai yra sunku sakyti tiesą? Manau, kad reikėtų pradėti tada nuo mažų tiesų sakymo nedideliais žingsneliais. Jo, aš tik kvieščiau įsivardinti, kas bus, jei nepasakysiu tiesos. Kodėl man svarbu tą tiesą sakyti? O aš tai siūlyčiau pasižiūrėti, ar sprendžiate didelės ar mažas problemas, tikrai norėdami pasakyti tą tiesą. Tai ačiū Jums visiems, kas klausėtės, ačiū Laura, ačiū Ernesta ir kviečiu Jūs klausytis mūsų YouTube kanale ir Spotify kanale bei Apple podcastuose. Jeigu patiko mūsų įrašas, spauskite like ir dalinkitės. Ačiū. Ačiū.